Pilotai ir laivo kapitonas karštligiškai duoda vairavimo komandas, kad kompensuotų pasvirimą. Kol Denijo įgula siaubo akimis stebi, posūkio į dešinę greitis didėja, o laivas pasvyra į kairę, per mažiau nei minutę pasiekdamas 60 laipsnių pasvirimą. Golden Ray buvo automobilių gabenimo laivas, pastatytas Pietų Korėjoje 2017 metais. Šis 200 metrų ilgio RoRo tipo laivas turėjo 35 metrų pločio korpusą. Jis buvo registruotas ir eksploatuojamas pagal Maršalo salų Respublikos vėliavą dėl palankios mokesčių aplinkos ir didesnės veiklos laisvės. Jį varė vienas dyzelinis variklis, leidžiantis išvystyti 19,5 mazgų greitį, o laivas galėjo gabenti daugiau nei 7400 transporto priemonių. Jame dirbo 23 įgulos nariai. Golden Ray turėjo 15 denių, iš kurių 12 buvo uždari transporto priemonių saugojimo deniai, o tiltelis, įgulos gyvenamosios patalpos, pakrovimo rampos ir durys, laiptinės bei švartavimosi postai buvo strategiškai išdėstyti likusiuose deniuose. 2019 m. rugpjūčio 27 d. Golden Ray prisišvartavo Freeport, Teksase, kad iškrautų dalį transporto priemonių krovinio, pakrautų naują krovinį ir pakeistų apie trečdalį įgulos narių. Kitą dieną nauji įgulos nariai perima savo pareigas laive. Kapitonas Džihakas Lee perima Golden Ray vadovavimą kaip naujasis kapitonas, kartu su 8 naujais įgulos nariais. Rugpjūčio 30 d. Golden Ray išvyksta iš Freeporto, sustodamas Brunsvike, Džordžija, vėliau Jacksonville'e, Floridoje ir galiausiai Baltimore'e, Marylande. Netrukus po išvykimo iš Freeporto, laivo nuomininkas Hyundai Globus Company Limited praneša kapitonui Lee, kad uraganas Dorianas juda Floridos rytinę pakrantę. Kad pasiruoštų audrai ir stabilizuotų laivą, kapitonas Lee nurodo vyriausiajam karininkui priimti papildomo balasto. Vyriausiasis mechanikas į laivo balasto talpyklas pripila 1500 tonų jūros vandens. Golden Ray tada perlaukė audrą prie Key Westo, Floridos pakrantės, nuo rugsėjo 1 iki 3, leisdamas uraganui praeiti. Rugsėjo 3 d. nuomininkas nurodo kapitonui Lee plaukti į Jacksonville, o ne į Brunsviką, kad iškrautų ir pakrautų krovinę. Kad įplauktų į Jacksonville uostą, vyriausiasis karininkas išleidžia 1500 tonų jūros vandens balasto, kad sumažintų Golden Ray grimzlę iki mažiau nei 9,4 metrų. Laivo grimzlė – tai aukštis žemiau vandens linijos. Rugsėjo 7 d. Golden Ray išplaukė iš Jacksonville į Brunsviką. Ta popietę automobilių gabenimo laivas atvyksta į Brunsviko uostą, o Jonathanas Tennantas arba JT, valstijos locmanas iš Brunsviko pilotų asociacijos, įlipa į Golden Ray, kad įvestų laivą į uostą. 17:36 val. Golden Ray prisišvartuoja prie pirmojo krantinės pulkininko salos terminale Brunsvike. Kranto darbuotojai ir laivo įgula pradeda iškrauti ir pakrauti transporto priemonės, naudodami galinę rampą. Golden Ray laive yra 4161 transporto priemonė. Vyriausiasis karininkas įsitikina, kad visos transporto priemonės yra tinkamai sukrautos ir pritvirtintos pagal išankstinį pakrovimo planą. Iki 23:30 įgula baigia krovos darbus, o vyriausiasis karininkas prižiūri pasiruošimą Golden Ray išvykimui. Laivas turi nedidelį 0,42 laipsnio pasvirimą į kairę. Kadangi jų kuro bakai yra pilni, papildomo balastinio vandens nepriima. Vietoj to jis panaudoja esantį vandenį balastiniuose bakuose ir perkelia 8 tonas iš kairiojo bako į dešinį baką, dėl ko laivas pasvyra 0,03 laipsnio į dešinę. Brunsviko uosto locmanų pamaina trunka 24 valandas ir yra sudaryta taip, kad tas pats locmanas, kuris įveda laivą į A uostą, išveda jį iš uosto, kai krovinio operacijos baigtos. Įgula yra susipažinusi su locmanais, o locmanas su laivu. Ką tik po vidurnakčio, rugsėjo 8, JT įlipa į Golden Ray. Jis eina į tiltą, kur randa kapitoną Lee kartu su antruoju šturmanu, atsakingu už navigaciją, vairininku, kuris vairuoja laivą, ir kadetu, kuris yra apmokymuose. Per kapitono ir locmano instruktažą JT pastebi, kad laivo grimzlė yra 9,4 metro, tokia pati kaip ir įpaplaukiant praėjusią dieną. Tačiau kadangi tai vis dar atitinka reikalaujamą minimalę 0,9 metro atsargą po kilių kanale, kurio gylis yra 11 metrų, jis to nepaiso.
GT atlieka patikrinimą prieš išvykimą naudodamasi savo planšetiniu kompiuteriu, kuris jam pateikia navigacinį žemėlapį ir automatinę identifikavimo sistemą. Sasaja, kuri rodo Golden Ray ir kitų netoliese esančių laivų kursus, greičius ir posūkio greičius, taip pat potvinių srauto ir vandens gylio informaciją. Orai geri, dalinai debesuota, matomumas iki 10 mylių, lengvas, vėjas 4 mazgai. Lokmanas pradeda manevruoti Golden Ray nuo krantinės į uostą, padedamas vilkiko Dorothy Moran. 01:00 valandą Golden Ray išplaukė Turtle upės žemutiniu ruožu 6 mazgų greičiu. Dorothy Moran lieka su Golden Ray ir prireikus suteikia pagalbą. Kol Golden Ray išplaukė iš uosto, kitas automobilių transportavimo laivas Emerald Ace įplaukė į kanalą, vadovaujamas kito Brunsviko uosto locmano. Abu locmanai bendrauja radio ryšiu ir planuoja, kad laivai susitiks pusiaukelėje prie Plantation Creek ruožo St. Simons Sound akvatorijoje. Tai įprasta locmanų praktika, nes tai plačiausia vandens kelio dalis, kurioje laivai gali prasilenkti. Kai Golden Ray praplaukė po Sidnėjaus Lanier tiltu 01:08 valandą. Dorothy Moran sustoja palaukti įplaukiančio Emerald Ace, kad galėtų jį palydėti ir padėti įplaukiant. Golden Ray plaukia Brunsviko Point kanalo ruožu, laikydamasis 113 laipsnių kurso. Kapitonas Lee liepia savo įgulai atidaryti kairiojo borto locmano duris, kurios yra 5 denyje. Kai jie pasieks Brunsviko uosto išorę prie Seaboy plūduro, locmanas išlips iš laivo. Lokmano durys yra hidraulinės, vandeniui nelaidžios liukai, 2,1 metro aukščio ir 2,1 metro pločio esančios laivo šone. Tai vienas iš 13 vandeniui nelaidžių liukų ir 17 vandeniui nelaidžių durų visame Golden Ray laive. Prižiūrėjęs kairiojo borto locmano durų atidarimą, vyriausiasis karininkas pasitraukė į savo kajutę. Įgula tęsia savo pareigas, palikdama duris atviras laivui išplaukiant iš uosto. Po 22 minučių Golden Ray artėja prie Cedar Hammock ruožo ir locmanas duoda komandą sukti 20 laipsnių į kairę, kad laivas galėtų pasukti į kairę į Cedar Hammock Range. 01:28. Locmanas vėl duoda komandą sukti 20 laipsnių į kairę, kad įplauktų į Jekyll Island ruožą. Kai Golden Ray artėja prie dešiniojo posūkio ties 11 kanalo išplatėjimu, JT pakoreguoja kursą iki 0,44 laipsnio esant 12,9 mazgų greičiui. Kanalo išplatėjimas – tai posūkis arba vingis kanale, kuris suteikia papildomo pločio, kad laivai galėtų lengviau įveikti posūkį. 01:36 valandą JTP pradeda posūkį, duodamas komandą dešinėn 10 arba vairą 10 laipsnių į dešinę, kai jie įplaukia į Plantation Creek ruožą, vedantį į Atlanto vandenyną. Vairininkas vykdo posūkio komandą ir taip pat padidina laivo greitį iki 13,3 mazgų. JT supranta, kad posūkis vyksta per lėtai ir duoda komandą dešinėn 20. Golden Ray greitai pasisuka į dešinę ir pradeda svirti į kairę pusę. Kai laivas suka į dešinę, jis pradeda svirti į kairę. JT iš karto duoda komandą vairą pastatyti į vidurį arba grąžinti į centrą, kad sulėtintų arba sustabdytų posūkį į dešinę. Vairininkas pasuka vairaratį priešingą kryptimi, tačiau laivas nereaguoja ir toliau suka į dešinę. Visų tiltelio narių nuostabai Golden Ray tampa nestabilus ir toliau stipriai svyra į kairę. JT klausia, koks šio laivo metacentrinis aukštis? Metacentrinis aukštis parodo laivo stabilumą ir gebėjimą neapvirsti, kai jis svyra ar pasvyra. Laivas, turintis didesnį stabilumo rodiklį, greitai grįž į savo svorio centrą. Mažesnė vertė reiškia, kad laivui prireiks daugiau laiko, kad pats save ištaisytų. Kadangi laivas nereaguoja į vairo centravimą, kapitonas Lee įsikiša ir duoda komandą 10 į kairę. Tai yra judėjimas priešinga kryptimi. Golden Ray vis dar nereaguoja ir toliau sukasi į dešinę, o vietoj to, kad atsitiestų, dar labiau pasvyra į kairę. Lokmanas ir kapitonas greitai duoda vairininkui papildomas vairo komandas. Kairėn 20, o po 30 sekundžių visiškai kairėn arba pilnas posūkis į kairę, bandant atsverti pasvirimą ir grąžinti laivą į vertikalią padėtį. Tačiau laivas nereaguoja, o pasvirimo kampas padidėja iki 35 laipsnių pagal laivo pasvirimo indikatorių, nes laivas toliau sukasi į dešinę. Atviros kairiojo borto loksmano durys 5 denyje atsiduria po vandens linija ir vanduo patenka į 5 denį, laisvai tekėdamas žemąją laivo pusę.
Pilotas duoda įsakymą įjungti laivą prie vairą sraigtė ir varikliai pilnu atbuliniu režimu, bandydamas sustabdyti tolesnį laivo pasvirimą. Esant tokiam dideliam pasvirimui, visi daiktai tiltelio patalpoje, kurie nėra pritvirtinti, yra sviedžiami prie kairiojo tiltelio lango. Golden Ray pasvirimas pasiekia 45 laipsnius. Pagrindinė varomoji sistema ir elektros generatorius išsijungia, o tai sukelia alarmus visame laive. 01:40 val. Golden Ray sustoja, atsigulęs ant kairiojo borto 60 laipsnių kampu už kanalo, į pietryčius nuo 19 bojos. Avarinis dyzelinis generatorius įsijungia, bet po mažiau nei minutės išsijungia, palikdamas laivą tamsoje be elektros, tik su mirksinčiomis aliarmų šviesomis. Laivo tiltelio sparnas pamažu prisipildo vandens. Vanduo ir toliau teka pro atidarytas kairiojo borto locmano duris, užliedamas 5. denį. Golden Ray skęsta. Variklių skyriuje pirmasis ir antrasis mechanikai yra valdymo patalpoje 4. denyje. Trečiasis mechanikas ir kadetas mechanikas yra variklių skyriuje žemesnėme denyje. Kai Golden Ray pasvyra ant kairiojo borto, 2 mechanikai žemesnėme denyje bando patekti į 4. denį, kad pasiektų avarinius išėjimus. Pirmasis ir antrasis mechanikai, esantys variklių valdymo patalpoje, eina link avarinio išėjimo vidurinio kairiojo borto laiptais. Kai jie įžengia į laiptinę, vanduo iš atviros locmano durų 5. denyje ima plūsti jų link. Abiejų skyrių mechanikai lipa į dešiniojo borto pusę, kad išvengtų vandens užliejančio kairiojo borto skyrius. Tiltelyje kapitonas Lee bando paskelbti pranešimą, tačiau nutrūkus avariniai elektros tiekimui jis nutyla. Tiltelis paskęsta tamsoje ir jis negali susisiekti su savo įgulos nariais. Jo nešiojama radijo stotelė nukrito ant denio po kairiojo tiltelio langu. Jis šaukia savo įgulos narius, bet niekas neatsiliepia, niekas nejuda. Įkalintas tamsoje, sustingęs iš šoko ir baimės, kad laivas nugrims giliau į kanalą. Vairininkas prie vairo, o antrasis karininkas stovi prie radaro, laikydamasis už turėklų. JT šaukia, tvirtai įsikibęs į giro kompasą ir tvirtai pastatęs kojas ant denio. Kaip ir kiti tiltelio įgulos nariai, jis negali paleisti, nes kitaip nuslys į užliejamą kairįjį tiltelio sparną. Jis negali pasiekti laivo radijo ar įjungti pavojaus signalo, bet kišenėje turi nešiojamą į radiją. Jis kreipiasi į lokmaną laive Emerald Ace, kad paskelbtų pavojaus signalą. JT nurodo jam susisiekti su Moran vilkiku, laukiančiu prie Sidnėjaus Lanierio tilto. JT žino, kad jei Golden Ray dar labiau nuslys į gilų kanalą, visi nuskęs. Jam reikia, kad vilkikas kuo greičiau pastumtų laivą ant seklumos. 01:54 val. Emerald Ace pilotas susisiekė su vilkipriais ir paskambina pagalbos tarnybai numeriu 911 pranešti apie incidentą. 911 išsiunčia 14 metrų ilgio gelbėjimo valtį iš pakrantės apsaugos laivų stoties Brunsvike, kartu su pakrantės apsaugos sraigtasparniu, pirmosios pagalbos darbuotojais iš Džordžijos gamtos išteklių departamento ir Glino apygardos bei laivais iš Sea-Tau vietinio gelbėjimo rangovo. JT tada per savo radiją paskambina JAV pakrantės apsaugai Charlestone. Pilotas paprašo pagalbos apibūdindamas jų situaciją, buvimo vietą ir tai, kad jų laivas yra didelis krovininis laivas. JT perduoda svarbią informaciją, kurią pavyksta surinkti iš kapitono Lee ir įgulos. Laive yra 24 žmonės, įskaitant pilotus. Žuvusiųjų nėra, 2 sunkiai sužeisti, 4 įstrigę variklio skyriuje. Netrukus po to į AFSEVO vietą atvyksta uosto pilotiniai laivai ir 2 Moran Towing vilkikai. Stėjus per radiją duoda jiems nurodymus stumti Golden Ray link kranto, kad laivas nenuslystų į kanalą ir nenuskęstų gilesnėme vandenyje. Jis nurodo jiems stumti laivo galą arba laivagalį, o ne dešinį į bortą ar kylį, nes tai galėtų apversti laivą. Vilkikų kapitonai dvejoja. Jie turi gauti pakrančių apsaugos leidimą tokiu būdu įsikišti ekstremalios situacijos metu. T išjungia radiją. Šis laivas pavojuje, o tu esi vilkiko kapitonas. Privalai suteikti pagalbą. Pastumk mane ant seklumos. Tačiau abu kapitonai atsisako dėl galimų teisinių pasekmių. Tada T tiesiogiai skambina pakrančių apsaugai, prašydamas nedelsiant suteikti leidimą vilkikų kapitonams. Vilkikai gauna leidimą iš pakrančių apsaugos ir pradeda stumti Golden Ray ant seklumos, o pilotiniai laivai vertina pažangą ir praneša JUT. Vilkikai toliau stumia, kol Golden Ray tampa stabili ir tvirtai stovi ant seklumos. Visiškai tamsiuose variklio skyriaus skyriuose inžinieriai jaučiasi nepatogiai dėl didžiulės kaitros viršutinėje dešinėje pusėje, kur jie laukia gelbėjimo.
Karštas oras iš variklio kyla į variklio skyriaus viršų, o karštis sklinda per visą dešinįjį laivo bortą. Dvi inžinierių grupės skiria stiklinės sprogimams atspari pertvara, tačiau kambarius jungia viduryje esamos durys. Vanduo pasiekė vidurinės duris, bet jų dar neuždengė. Naudodamiesi žibintuvėliais, jie pereina iki vidurio ir panyra į alyva užterštą vandenį, kad atvėstų. Antrasis mechanikas susitinka su trečiuoju mechaniku ir kadetu vidurio taške. Visi trys vyrai yra vandenyje. Pirmasis mechanikas nusprendžia likti ten, kur yra. Vandeniui kylant, praėjimas tarp skyrių yra užtvindytas, atskirdamas pirmąjį mechaniką nuo jo trijų kolegų kitoje pusėje. 02:05 atvyksta gelbėtojai. Per kitą valandą 11 įgulos narių, įskaitant kapitoną ir pilotus, yra nuleidžiami, naudojant priešgaisrinę žarną kaip improvizuotą virvę, nuo Golden Ray tiltelio sparno į pakrančių apsaugos gelbėjimo valtį. 5 kiti įgulos nariai yra išgelbėti kitų laivų vandenyje, o pakrančių apsaugos sraigtasparnis pakelia 2 įgulos narius į saugią vietą nuo dešiniojo laivo borto. Kapitonas gelbėtojams pasako, kad 4 inžinieriai yra įstrigę mašinų skyriuje. 03:00 atvyksta antra pakrančių apsaugos gelbėjimo valtis, kad padėtų paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Pakrančių apsauga išsiuntė vieną iš savo gelbėjimo valčių pargabenti išgelbėtus įgulos narius atgal į bazę, o kita valtis tęsia likusių įgulos narių paiešką. Golden Ray guli ant kairiojo borto. Dalis iš 4000 transporto priemonių jo krovinių triume buvo pajudintos dėl smūgio. Dauguma jų kabo ant tvirtinimo diržų. Transportuojamų transporto priemonių bakuose yra degalų nedaugiau kaip 25%, tačiau dabar šie degalai pradeda tekėti iš apgadintų automobilių. 04:30 val. Iš dešiniojo Golden Ray borto kyla tiršti juodi dūmai ir liepsnos, kas sulėtina inžinierių paiešką. Krovinių skyrius pilnas degių medžiagų, padangų, plastikų automobiliuose ir degalų, kurie kursto gaisrą. Vyriausiasis inžinierius įstrigęs kajutėje po kairiojo tiltelio sparnu. Jis prieina prie lango ir pamato vieną iš pakrančio apsaugos gelbėjimo laivų. Jis suriša dulkių siurblio prailgintuvą ir šaldytuvo laidą, o tada meta šią improvizuotą virvę gelbėjimo laivui. Gelbėtojas prie prailgintuvų galo pririša švartavimo virvę, o vyriausiasis inžinierius ją užtraukia į viršų. Jis ją pritvirtina ir nusileidžia į laivą. Iki 06:45 iš viso. 20 žmonių iš laivo buvo išgelbėti ir atvežti į pakrančių apsaugos stotį Brunsvike, kuriais pasirūpino greitosios medicinos pagalbos tarnybos ir perkelė į vietos ligoninę. Vyriausiasis inžinierius informuoja gelbėtojus apie tikslę 4 dingusių inžinierių buvimo vietą ir mašinų skyriaus išdėstymą. Dėl gaisro gelbėtojai negali patekti į vidinį denį. Vanduo ir toliau plūsta į laivą. 09:30 val. Korpusas pasislenka ir laivas pasvyra 90 laipsnių kampu. Pirmieji gelbėtojai girdi garsius trenksmus iš Golden Ray vidaus, kai atlaisvėja transporto priemonių tvirtinimai. 18:12 val. Praėjus 16 valandų po avarijos, pirmieji gelbėtojai išgirsta beldimą į korpusą. Kitą dieną, rugsėjo 9-ąją, gaisras užgęsta savaime. Pakrančių apsaugos tarnyba kartu su kitais gelbėjimo padaliniais parengė planą inžinieriams išlaisvinti. Prireiks 14 valandų, kol į vietą bus atgabenta šaltojo pjovimo įranga. Dabar vasara, o dienos metu temperatūra siekia net 34 laipsnius Celsijaus. 13 val. Gelbėtojai išgręžė 6 cm skylę per korpusą, kad galėtų susisiekti su įstrigusiais inžinieriais. Iš laivo vidaus veržėsi karštas oras. Gelbėtojai tai palygina su orkaitės atidarimu. Jie pamatuoja temperatūrą laivo viduje – 68 laipsniai Celsijaus. Supratę, kad temperatūra yra itin pavojinga, gelbėtojai nusprendžia nelaukti šaltojo pjovimo įrangos. Tačiau jie negali naudoti deglų, nes tai gali uždegti laivo viduje esančio kuro garus. Todėl jie grąžtu išgręžia daugiau nei 40 skylių viena šalia kitos, kad išpjautų liuką laivo korpuse. Iki 15:00 val. Gelbėtojai jau būna padarę angą laivo korpuse, pakankamai didelę, kad tilptų kopėčios. 2 inžinieriai išlipa patys, tačiau trečiasis yra toks nusilpęs, kad jį tenka išnešti. Gelbėtojai patenka į valdymo kambarį, kur pirmasis inžinierius yra įstrigęs už sprogimams atsparaus stiklo. Naudodami deimantinių antgalių rankinį pjūklą, gelbėtojai kantriai pjauna sprogimams atsparų stiklą, kol galiausiai jį prapjauna. 17:51 val. Paskutinis įgulos narys išlipa iš Golden Ray korpuso. Visi inžinierių komandos nariai, išskyrus vieną, yra geros būklės.
18:00 val. Pranešama apie antrą gaisrą kilusį transporto priemonių deniuose, tačiau tą naktį gaisras pats užgęsta. Golden Ray patyrė didelę žalą dėl gaisro, užliejimo ir druskos vandens korozijos, todėl buvo paskelbtas visiškų nuostolių, kurio vertė siekia $62,5 milijono. Transporto priemonių krovinio nuostoliai buvo įvertinti $142 milijonais. NTSB tyrimas padarė išvadą, kad Golden Ray avarija sukėlė vyriausiojo karininko klaida, kai jis įvedė neteisingas balasto reikšmes į stabilumo skaičiavimo programą. Prie avarijos prisidėjo ir laivo operatorius G Marine Service, kuris savo saugos valdymo sistemoje neturėjo veiksmingos procedūros stabilumo skaičiavimams tikrinti. Įgula taip pat neatliko vandeniui nepralaidžių durų patikros pagal atvykimo ir išvykimo kontrolinį sąrašą. Kairiojo borto lokmano durys, taip pat vandeniui nepralaidžios durys į laivagalio ir vidurinio kairiojo borto 5 denio laiptines buvo atidarytos avarijos metu ir tokios buvo dar prieš laivui išplaukiant iš Colonel's Island terminalo.